Dabar šitas turi galimybę, kas su base lane'u, chain'u yra įdomus dalykas. Tarkim, jeigu jau Solana nudampina, tai nudampina ir dažniausiai nebeatsigauna, nebent kas nors padaro CTO, tai reiškia community takeover, ir pradeda dirbtinai pumpuoti. O kaip ir Laura šiandien rašė, kad šitie agentai turi tikimybę didelę atsigauti. Iškart tikrinam Twitterį. Twitteris labai silpnai atrodo. Tai yra kažkoksai užtikrintinumas. Kad tikri žmonės yra, jau daugiau pasitikėjimo kelia ir kad daug peržiūrų. Tai reiškia, kad tikrai yra tikri žmonės. Va, nes jų kaip ir mažai, bendruomenė maža, bet jų postus viešos pamato labai daug žmonių. Ganėtinai daug. Čia socialinis tinklas, tai čia bus social finance platforma. Tai šitą aš irgi watchlistą. Iš karto aš žiūriu, kaip čia mums su laiku, daug dar noriu papasakoti šiandien. Žiūrėkit dabar Wojak. Tai kaip ir matot, praėjo mažiau negu 24 valandos. Vakar vedžiau pamoką apie tai, kaip ieškoti monetų ir ką reikia atkreipti dėmesį. Ir vat turim šios savaitės runnerį. Kiekvieną savaitę atsiranda vis tiek po tokį runnerį ir aš bandau pasižiūrėti, kiek iš čia per 24 valandas šoko. Kur ta mūsų raudona linija? Aišku, čia žvakė neužsipildė ir dažniausiai niekas tiek neišlaiko, bet va, gali matyti 5600%. Tai tiesiog norėjau parodyti ir pademonstruoti, kad netgi ir tokioje rinkoje esant nauji projektai kuriasi ir yra galimybė juos pirkti. Mūsų mokymai apie tai ir yra, kaip ieškoti tokių projektų, kaip jas nusipirkti. Ir taip toliau. Galima atskiras 6 valandas apie tai kalbėti. Dėkuoju už dėmesį ir tikriausiai pradėsiu dėti daugiau iškarpų iš mūsų gyvų transliacijų.